Giesalų pavadinėms rašytinių šaltinius menavojams nuo 1253 metų. Taukart suot buvo vadinams Zeselės. Giesalas Kaud rajon Aleksandrijos seniūnėjai suoda, patėm Latvijos pasienyje. Kalvotoje Giesalų žemė iš visų pusių mylau vandenys. Paranau arba šalip tek net 5 opale. Veret, Kaltis, Sartis, Spegens ir Šaltopi. Gaivin Giesalų žemė ir Kaltių bei Giesalų tvenkinė. Vien pavasar dėina, 3 bočiai begerdam pušinį, paregiai degont mėdį ir užgesin anų alų. Nu tuo ir kel Giesalų pavadinėms. Tuok sakmė iš lūp į lūpas, vien pubišk papildom, pakraipom, tep keliau pas mums likščiuolę. Pušins katram degi mėdis, kaip sak veitinė, į šiandien pilns visokiausių monų. Laik pakavoj sužakus ežerėlį, spongaulynų plotus, retųjų kvietkėlių saulės ašarėlių. Gegužės mėnesį Giesališkė rengs pričiaesontis, nekartą degusis, legendoms apaugus koplyčias, geiduoti Mariją skirtų geismių. Giesalus baisė poiki gamta, ta niek keist, ką nuo gėmi rauga, poiku savo dūšį Giesališkis, poetas Stasys Jonauskis. Iš kokios pos beveizėtų mimon gimtūsius Giesalus, tau prišaks atsiver Veretuos, Kaltės, Spegens slėne, vasara žali, žiemą sidabrinė nušerkšna. Gyvenvietė vadinams kaims atrodo, ką būtum pasikavojus pumedės. Nu senų senovių šio krašto žmonės myli žemę ir gamtą, sako poetas Stasys Jonauskis. Savo darbas į kūrybų, širdį ir myslėms gėliai jaugis į gimtovį žemelę. Šlapis gyvenimas. Prieš laidą ten rinkdavos vėjai, ten durpėmis lodavo lapis, girdėjusi ten katylėjai, gyvenimas buvo ten šlapis. Pavasario naktį žvaigždėta, ten pempis praleidamos mojo, rugsėjį prarijusi pėdas, ten ūkdavo kuliamoji, virpusis panėrės į liūną, mėnulis kas mėnesį povo, keleiviams būdavo liūdna, todėl ten keleivių nebuvo. Tik buvo dangus įsiterpęs, tarp tavo buvau ir būsiu, kamienais ten laipioju terpės, šaknelėm ieškodamos mūsų. Ten vėjai kas vakarą pūtė, bet kartą nebuvo ten vėjo, gyvenimas ėjo ten būti, beeidamas ir praėjo. Tėviškė vasaroms liub netrūkti svetių prietelių. Artima bendraut ir su amžina tyls mąstyto Justinu Mekutiu. Uns čia, prie Veretuos ir Kaltės opalės untem vienkėmė, liub glaustės to pat ir kavodamos nuo nesuprantant, dėl to nemylont svietą. Daug metų čia vasaroje ir maskviškis poetas verties Igoris Kalugins su savo pat rašytoju Tatjana Vrubel. 1995 metais lankės net garsiai kino menininkas Jonas Meks iš Amerikos. Poetas savo eilis rašo prisiglaudys pusenos tėvų sodybos stogų, neišklydys įbildonti didmiestų peklą. Gimtoji trobelė nieks netrokda, ne televizorius, ne išvaldiš kranį kriauklį belašaus vondau, ne gatvės salasus. Skaudi yra nuo apylinkės. Prieš 40 metų augai tarp savęs bendravo nemažus būrėlis talentingų literatūrų žmonių. Romualdas Granauskis, Ričardas Pakalniškis, Stasė Ligotatė Bucevičienė, Danutė Paulauskaitė ir žinomas Stasys Jonauskis. Išvada. Literatūra akmenuota žemė, galbūt diktė derlinga. Sakom, kad eilėraštis ateina iš prievartos, o iš kūrybinio akto. Katras visuomenės įvadinams kaip ir įkvėpiams. A tau užėjant tokį momentą, kad tas įkvėpiams ir kas anau sukel, kas į tau tokį keistą būseną tau sužadin, ar užtenka kaip nors gamtos vaizdėlį pamatyti, ar kaip mėnesį gal šauna, ar dar kas nors. Įkvėpimi sunku pasakyti, atrodo, kad nusėda, atrodo, kad gal nėra. Tiesiog aš galėčiau pasakyti, kad aš moku sukelti įkvėpimą.
Pats savo susikėlė. Pats savo, bet vis tiek, dabar, sakysim, kodėl tai cilvēkam klausim, su kodėl nesusisėlė. Tai susisėliau kažką padariau, o dabar, sakysim, šiuo momentu nepadarau. O kodėl taip ir nieks negali pasakyti. O koks tau metų laiks daugiausia patinka? Ar tu ir tik nusiveizys, ar tau vis veina brangi? Keistas. Ai, pagal... Keistas. Savo laiku buvo pavasarį, tie rudenys. Taip rudenys tokie rudenėjantis, geltų rudentis lapai. Taip praeinantis laikas, daugiausiai įtakos. O paskui kažkaip nutolo, tas ruduo įsirėjo. Tačiau dabar nepasakyčiau, Dabar nežinau pats. Kad suvienodėjo, viskas. Buvo vis veino da brongė. Vis veino brongė, vis. O koks dainos ar paros laiks tau pats darbingiausiai rašant? Tas irgi priklauso, priklauso nuo tų sąlygų tiesiog. Atrodė, kad čia mes neparašys ką prirašti. Bet pasirodė, kad apie dėl to, kad taip taukas rašacija. Daugiausia ramybės gali gauti. Ramybės, jau gniaulas neundau, ne televizorius neina. Niekas nevadys laisvą, po to nesimokė. Ne, kad jums nekniauk, ne. O kaip tu įsivaizduotum savo skaitytojui, koks jums turėtum būti, kad jums sustavo eilėraštį suprastum ir patiktum manam, ar jis galvojais, koks jums turbūt te praša, kam reikstas ir atras? Aš kam reikstas ir atras. Teisingo, kaip tu gali suplanuoti. Jau pagalvoju, kas. Pagalvodavau, kad, sakysim, žemės žmogus skaitys, neskaitys žemės žmogus, dėsim cel savo karvę. Neturlaiks. Jie čia, tai lėšmės žmogaus, nepriartins, visi jie, tai jie. Na, prižuolis, pelkis, akmenis, blosas, mėnulį, rūgis, medis, visų iksiais daug prirašė eilėraštį, dar liekas nors neprašytis. Iš to, ko matau aplinko. Vis, o toliau to mažiau belieka, ratas susidaro, tiesiog, nežinau, ne pats. Kaip karuselė palikti, pats sukas aplinko. Sukas tas pats aplinko, ir tokie bėri, tiesiog yra. Stasys Jonauskis vienas išskirtiniausių šiuolaikinių poetų. Kūrybinis derlius 19 poezijos knygų, veina iš anų vakams. Rusų kalbą išleist eilėraščių rinktinį. Be to, poetas sudarė redagavo Skaudų rajono literatų knygą Pribartuvos ir Luobos. Stasio kūrybiniam palikėme žydonti, krotonti ir vožojant žemaitei. Nukormi lik žvaigždės, viskas eilėms nusakyti ir įprasminti. Ta kūryba, lygu visos aplink Skaudą, gimtusius giesalus, esantis gyvasties ir čia gyvenančių žmonių būtėjais poetinė enciklopedija. Ano eilėrašte ir verti dainėms, katras dainiau Vytaut Kernagį vadovaujams dainės teatrus, dabar dainiau Arvyds Vilčinskis, Skaudo vakų ansamblę vadovaujam Jolans Raišutėns ir kiti atlikėja. Poets daug raš apie žemę, žemdirbį, žemaitėjai. Ano poezijoje žmogus dailę sugyvens su visu gyvauja aplinku. Kožnos žolinėlis, kožnos gyvs sutvėrėms gyvens savo gyvenimą. Stasys, poets, didelioji savo kūrybin šviesą dalį praleidęs Žemaitijoje, gimtajam Skaudo krašte, žemaitišką vorą gaivenams, žemaitiškus rodos milaujams. Stasys Jonauskis net 7 respublikinių literatūrinių premijų laureats. Tas pakt sugriaun miesčionių plepalus, ką tokio provincijo gyvenus kuries nebūn pastebams įvertinams. Mes Gesalus pažįstam ne Jonauską Stasį, bet pažįstam Stasėlį. Ir uns pasomis, jeigu paklaustam bet kokį žmogų, nieks nežinotom, kad tas Stasys ar kas nors, mes visą nuvadinam Staseliu. Nes uns ir toks didelis žmogus, kad vadint kiti apie leižus neapsivert. Mūsų Stasėlis į tikrus literatūrinis aužols. Katros mūsų veitoje įpasėjus didelę daug literatūrinių giliukų. Ir katrai dabar korte pasiveizė į jenau, į eilėraščius, į knygas, į viskų kitkų rašą. Un didelę
žmogus toks, katras apraš ne tik tą mūsų gamtą, mūsų paukštelius, žvėrelius, visus leikelius į dar ketkų, bet apraš į mūsų veitovį, į garsena naudilę platę viso Lietuvo. Ir kažin, ko mes darytumėm be to mūsų taseliaus. Būtumėm visą nežinom. O dabar mumis žin ne tik tą Lietuvo, bet ir kitur. Uns ir poets, katras tik raš ir raš, nevaidindams poetą. Literatūriniam gyvenim dalyvau tik parašytas tekstas ir netiko kritikų malūnis, prabavodams ant suviliuoti pigės išorinį įvaizdį formavim šposas. Skaud poets ir žinoms, myliams ir gerbams, kuo anam galėtų pavydėti didmiestų poetą. Anam ir suteikt skaudą miestą garbės pilietį vards. Vo 2003 metas už poeziją pleinant čies buvo įteikt didelę glaun Simon Daukont premijai. Iš savo elgesio rukausenos Stasys išrodo kaip nepaprastas kromnus, nuširdus žmogus. Uns lygoj nikau neskirs nuo kitų, bet skaudiškai žin, kad šalia panų gyven, ne šiaip savo Eilins rajon gyventuos, vo neišpasakyta didelė paslaptis, kūryba syla, išspinduliaut nežemiškų žvaigždžių šviesos į mūsų svietą po gimtųjų saulėlį. Žemaitija. Degdamas atmintinai saulėlydžio debesimis, vakaras eina tenai, kur liepa rasa numes, ant kelių dulkių pilkų vasaros viduryje, kai žydi šimtai supiltų kalnelių, Žemaitija, laužais iš metų anų, kibirkštimis, toli ateityje dienų, žolelį tyli, po mūsų kojomis taip auga amžinai. Liepsnus pakyla aukštai, o kur nežinai.